Sveiki visi, čia DJ Karvė su DJ Bananas. Sveiki visi. Ir šiandien mes filmuosime Feed the Beast. Pirmą epizodą ir biškai mes jau pastatėm, bet nedaug, nes mums nesifilmavo. Pakibo. Nu, pakibo. Dar nenorėjo labai filmuotis. Tai dabar taip nebebus. Žinai, radau 4 avis. Ei, paimk jas. Aš paimsiu irgi. Žemės uždaugiau nušaviau. Jo, čia šitas žaidimas įdeda, kad duotų mėsos avis. Žinom, naujesniom versijom duoda, bet senesniom neduoda. Kiek turi? 4 mėsytės ir 2 vilnas. Aš irgi 2 vilnas. Tai gal... Tai mūsų... Dar jau reik. Jo. Vorą. Einam. A, matai? Jo, vorą jau... Vorą taškau dabar. Tu duok meninius vardus turi. Aha, o minų. Aš ne, vieną. Bet man rodos nugaros, kad tu dar vieną turi. Kažkokia nesąmonė. What? Tai gal čia keliai, pavyzdžiui. Va. Nežinau, bet aš tau pagaminau, bet tu iš kažkur dar vieną. Ai, kaip blogai, kad šiam ir matekin, šiam moduse nėra, kad visas medis nusikerta. Jo, tas yra blogai, aš jau šitą. Ir dabar aš šitai nukertu gumos medį. Mums reikės tos gumos labai daug laidoms visokiems. Elektram. Jo. Elektrastof. What? Apačio man yra parašytas, kad kažkoks oras yra blogas ir aš gavau lietumas 1 ar 2, dabar nemačiau. O tai gal kai kerti gumos medį? Nežinau, bet dabar jau praėjo ten kažkiek laiko. Nu geras, čia per šitą dabar ką mes pastebėjom to modų, tai kiek mes žaidėm modų iš FTB, tai nebuvo tokių Jo, nebuvo. Ne tik iš FTB, visokių heksitų mes žaidžiam, visokių nebūdavo taip. Ir jei girdit mano šunis, atsiprašau. Mes pradėjome loti ant kažko. Gerai, mes jau iš tikrųjų įsiplėtėm normaliai. Jo, aš jau prikartau šiek tiek medienos. Ir gerai gavau tos gumos medį sūdinuką. Ir dar kažko gavau Quicksilver, nežinau kas tas yra, kažkoks kamuoliukas. Palaukit, žmonės tuoj grįšiu. Ir jis dabar biškutį kažkur išėjo, tai dabar aš vienas pakomentuosiu. Tai prakirsime medžių, kur jo nebus. Ir po šito mes... Eisime gal jau pradėti statyti namus, aš su juos susitarsiu, pasižiūrėsiu, kaip jis norės daryti. Kaip jis norės daryti. Ir jūs irgi turi channelį, bet jis dar neturi nei vieno video. Taigi, Aš tik pasakojau, kad tu neturi nei vieno video dar savo channelyje. Jo. Nu turiu, bet ten 2 yra nepavykę kaip. Taip gausi. A, tu jų neištrynai? Aš pagalvoju, kad ištrynai. Neišėjo man. Janu, iš po šito video galės parodyti. Pala. Tipa, yra kuk lambo, tai iš abiejų vilą ir jį galima duoti viskiem vilkam. Tipa, prisijaukinti. Tai man taip rodo kažką. Nežinau aš. Aš irgi neįsivaizduoju kažkoks dalykas. Res, radau dar 2 avis. Gerai žudyka, bet visas šimtas. Daugiau radau 3, aš visas nužudysiu, nes mums gal dar reikės vienus gamybai kokiam nors dalykam. Ir ten karvė? Jo, karvė radau. Rink viščiukų kiaušinius. Žinai, kokią mes klaidą nepadarėm? Taip. Nepasidarėm žemėlapį markerių, kur rodytų, kur mūsų namas. O aš prie pat esu dabar. A, nu tai tad gerai. Aš surasiu tave per žemėlapį. O, radau popierių, dar 3 čikinius. Mėginsim labai daug nečytinti su TP, bet jei labai reikės, tai tada teleportuosimės. Jeigu būsim ten super ekstremalių situacijų, tai reikės padėti kažką, nu tai aišku, be šansų, tai jau turėsi iškart daryti. Nu jo. Ir aš turiu 41 plunksną. Plunksną aš turiu 8 vilnas ir 8 karviaus mėsos.
Aš turiu chicken Kaip ilgai, kad riaušės. net reikia dabar pasidaryti akmeninį šūpelį. Nežinai, kaip pasakoju, kad čia yra toks modas, kur yra tas grevelis, kaip yra lietuviškai, užkrito. Žvyras. Nu, ir yra žvyrė geležies. Tai aš dabar šitai noriu iškasti. O man reikia akmeninio kastuvo, tai aš dabar pasidariau ir kasu. Nes mums ironas bus būtinas šiam žaidime, viskam jo reikia. Daugelis gamybų yra su geležį. Kiek aš galiu čia tų chickenų žudyti, jau pavargo ranką. Žudyk iki kol pakaks mums mėsos. Jau visą 64 pūlą turiu. Radau kažkokių uogų ir man duots krūmą, jau galiu nukirsti ir mes turim jau vieną uogų šaltinį. Tai gerai, dabar aš mėginsiu suras, kur mūsų namai, tai spėju tą pusę. Ir, palauk, per žemėlį apie tave surasiu, tu sakei arteisi. Jau dabar. Tai palauk, reikia pažiūrėti kontrolius. Žmonės, kai, pavyzdžiui, jei žaisti VTV Hexą, rasit tokio krūmo, tai, kaip jau pasakyti. Tai... Žiūrėkite, ar jos yra nenuodingos ir kiek jos duoda valgyti. Nes jei iš tiesų aš dabar suradau pusę, kur duoda, tai iš tikrųjų tų krūmų reikės labai daug. Nu, nes yra dar uogų, kurį duoda pilną. Nu, vieną tą mėsytės visą. Visą pilną pamaistą. Ne visą pilną, nu, ten to vieną gabaliuką mėsos duoda visą. Tai kai, aš mėsos nepasimiau. Aš dabar kepu. Tu jau namuose? Jau. Tai aš spėjau tu įsurastus namus. Oi, biškį nukritau nuo aukštai, bet kelis artus ten nuėmė. Yra daug krūmų, kurių yra geltonus uogos. Jo, ir aš tokios šitai pat buvau radęs. Tai aš dabar jau visi tą krūmą nuskinsiu. Ir aš parsinesiu namo, pasiauginsiu. Mes ilgai garantuoju žemai negyvensim. Ne, ilgai negyvensim žemai. Reikės kraustytis kažkada. Jo reikės. Žaidėjau mąstyti, kad mes šitą filmuojam labai mažai, tai galime jau šiandien pradėti statyti namą. Jo. Nes mes dar 7 minutės filmuojam. Nu, beveik jau 8 filmuojam. Tai reikia uogų pavalgyti. Kokią 13 uogų turėjau ir kad pilną turėjau padaryti visą suvalgio. Ką tu turi padaryti? Jau daug turi suvalgyti uogų. Kodėl tu taip tyliai pradėjai kalbėti? Ką? Kodėl tu taip tyliai buvo pradėjęs kalbėti? Ai, užkimęs esu, tai nekreipi dėmesio. Ai, gerai. Aš šitai geležies radau kasu. Dar kai grįžti namo, žiauriai daug bus valgyti. Tai gausi dar vieną fornusą padaryti, nes mes gausim kept mėsą ir... Ar kuopierį kept? Kuopierį kiek turi, ar apsimok ten kept? 5. Nu, tai neapsimok dabar kept, tiesiog įdėkis čestą. Nes mes vienos anglės neišnaudosim skepdami. Aš gerai šitai parnešu tuo geležies. Tu jau šitai. Banane. Taip. Kur tu esi iš viso dabar, nesuprantu. Kodėl aš taip nekalbi? Ar bijai žmonių? Nežinau, ką pasakyti. Tiesiog, kur tu esi ir einam kasinėti, bus ką veikti. Bus ką papasakoti. Aš dabar tai namuose. Namuose tai turbūt man reikės... Ai, nežinau. Prie mano mirties, ne, yra. Jo, bet man. Tai jau aš. Dar gan toli man yra. 160 metrų. Tai aš biškį truks laiko man grįžt namo.
Ai, jau matau mano namus, tai gerai. Ten bus atskirai 2 mesytės, vienas tavo, kitas mano. Na dabar laiks yra prie tavo krūmo pasodinti mano krūmus. Tu tik vieną krūmą te radai ir aš radau 36. Aš žiūrėk kažką padariau. Pūnį stiks kažkokius. Iš tikrųjų čia nežinau, kaip lietuviškai įsiverčia. Bet turbūt jos reikia sudėti prie vandens. Ai, va, šau. Va, žiūrėk kažkoks. Pietučiai, radai. 36. Radau. O, nesu kuo pavalgėt. Jo. Bet taip gerai statyk, va taip šitas, nes kai sudėti viens ant kito, tai labai sunku yra paimti. Jo, žinau šitą. Čia dar įsudinsim. 1, 2, 3. Žiūrėk. Dar vieną vietą. Na, va. Ką tu čia sudini? Kas čia yra? Stipu kaip cukrus? Jo. Aha, okei. Ateis greit lovas pasidaro. Ja, tai tie duosios to visą vieną. Mes nepasakėm, kad kas ir turbūt keiščiausia, kad mes esame abudu pusbroliai Jo. ir kažkaip abudu sugalvojom filmuoti. Jo, tai dabar. Taip ir... Oi, sorry. Labai sorry. Kodėl čia skylę palikai, aš nesuprantu. O kur antrą furnusą nepadarei? Aš tau sakiau padaryt. Tu jau padarysi. Aš jau padariau. Okay. Dabar kepsim geležį. Aš 2 keksus padariau. Kokius pikeksus? Ai, šitus. Akmeninius. Nu tai gerai. Tai aš tau įdėjau vilną į čestą, padaryk lovas. Ir dar kokią mes klaidą padarėm, kai mes nefilmavom. Buvo toksai mažas endermenas ir mes į jį trenkėme. Ir mes jį nužudėme ir jis niekur kokie 3 didelius įrovė ant mūsų. Kur tu esi? Pareik nebuot. Kuri mano lova? Spėjau, kad šitą. Į vieną. Kodėl durų neuždarėjai? Mes dabar sušalsim. Nes tu suprant, mes žiemoje gyvenam, mes tikrai sušalsim. Gerai, aironas kepasi, gerai, čia kaip matau nieko nekapa, tai įdėsim kitą aironą. Ir ką tu dabar nori daryti, gal nori eit pasikasinėt? Jo, aš tik palaukčiau pelės. Įsidėsiu šitų dalykų, kur nereik, mes šitas gan turim dabar. Ir matot, kur šitą knygą, kur mes gavom tas knygas, tai mes pasakysim arba šitam epizode vėliau, arba kitą epizodą, ką reiks su jiems daryti. Kur tu dabar eini? Kur dabar nori kasinėti, ar nori, kad mes... Čia tu pikėjai tą urvą. Lietuviškai reikia. Nepamirškim, kad esame lietuviai. Jo, tai dabar aš mąstau. Turbūt, kad šito minimapo yra problema. Žemėlapį norėjau pasakyti, kad neina pasižymėt, kur tavo namai. Jo. Oi, gerai, gali jau ateit. Kryperį radau. Tu toli nuėjai? Ne, prie pato, koperio. Prie ko? Prie tokio didelio kalno. Prie to didelio kalno, kur man to kalno yra mūsų namas. Ne, toks įma. Ai, toksai beveik skraiduntis, ane? Jo, beveik. Jau greitai ir taps, nes kryperis pavadinu. Ir kažką aš gavau čia iš kryperio. O, radau dar vieną krūmą, bet spėjau, kad aš ne į tą pusę einu, kur tu. Labs. Ai, gerai, čia. Ir radau kažkokį amber ir mėlyną dalyką kažkokį. Ir tai yra apatytė kažkokį. Kasam tiesiog viskas, bet čia dar daug yra jo. Tai tu kask, aš einu paieškoti kitų stofų. Ir radau skeletoną. O, Jėzau. Ir jis baigė sudegti ir jis mirė. Ir iš to skeletono gavau širdį. Tai ta, kur gavau iš kryperio, tai yra vis tiek ne širdį, tai lietuvių kalba amber. Čia aplitė.
kiaušinis nebuvo. Amberius, bet tu jo įskas negalėjai, tu jį gavai. Aš jį gavau iš klyperio, kai nesigiau. Nes mes jo negalim įskas, mums reikia ironinio. Gerai, aš irgi Radau kažkokius mėlynus blokus, kurie meta tokį patį dalyką, kurį tu kasiai, bet biški kitokesnį. Vandens kažkokį dalyką, nemokai kas antrą. Pareinu. Kiek čia angliškai? O kaip aš užmiršiu lietuviškai kalbėti? Jo, padaryk deglų. Palauk, aš dabar lavą suradau. Gavau tiną, tinas yra, nežinau kas, bet žinau, kad... O, radau kažkokį kitą dalyką. Radau dar tino, gerai. Kažkokį dalyką, kur švyti, kaip, nežinau kas. Adi, kiek tu dabar norėtum šiandien filmuoti dabar šitą pirmą video laiko? Galim, kad ir 10, 20. Tai turbūt 20, nes jau mes 10 perėjom. Jau 15 minučių. Tai gal užbaigiam šitą dalį. Tai dar gal biškai pafilmuojam. Nes... Pabaigs iškastas tai greitai. Aš dar anglies prikasiu, anglies. Tai tada gal grįžtam dabar namo ir ten pabaigam epizodą. Gerai. Man dar pakasiu popieriaus nereik. Kur? O, geležį, radau geležį. Čia labai didelis urvas, kur aš esu ir spėju, kad mes... Ir aš prie pat tavęs. Ir mes nespėsim viską čia paimti, kiek čia geležies. Tai šitą geležį iškasiu ir einam iš urvo ir baigsim epizodą. Nes nesu tikrai. Per šį epizodą mes daug ką padarėm negu per paprastą Minecraftą. Jo. Gerai, einam dabar, keliaujam. Oi, ne, vanduo, kur mes pakilsim. Kur mes pakilsim dabar. Ai, va, pakilau. Aš radau naudingų dalykų. Aš tai ten neaplysiu giliau. Ir dabar pareinu. Pabaigsim epizodą. Dabar aš tau gerai yra, tau vandens nebebūs užtvėrio. Nebebėgtų. Vis tiek dar bėga kaip... Tu jau nebebėgs jau. Jau palikau, nebereikėjo iš tikrųjų. Na, bet jau nebebėgs užtvėriauks jau. Nu ką, grįžtam dabar namo mes. Vienas mūsų pasižymėjimas iki namų yra... O, matau skraidančią didelę salą. Turbūt apie šitą salą kalbėjai, kur yra. Ne, ta sala visiškai kitokia. Ai, visiškai kitokia. Vienas mūsų iki namų, kaip jums pasakydama, kaip ir per Minecraftus kitus serverius set home'as, o čia nėra tokių dalykų ir dabar mūsų svarbiausias dalykas yra tas... Tai nepamiršk, kur mūsų namai. Aš jau prie namų. Prie namų? Prie namus. Aš jau prie namų. Ai, kokį milžiną klaidą padariau, ne prie to kalnas buvo. Žiūrėk, aš radau čia. Ai, čia kažkokie kristalai, kažkokie. Palauk, tai kur man pala? Aš esu prie savo mirties ir tu gali ateit mane pasitikt. Ok. Nes aš biškį pamečiau, kur mano namai. Mūsų namai norėjau pasakyti. Na, jau bandė pasisavinti. Joj. Gerai, baigsim šitą video. Gerai. Aš jį surasiu. Taigi, viso gero žmonės. Ate.